šiuolaikinė mafija veikia užkulisiuose, kurių niekas nemato. Iš esmės, jie nebenori viešumo, jie nebenori ten įbauginti, jie tiesiog turi galią. Taip, tai kaip ir minėjau, tai reiškia, yra žmonės, kurie galbūt labai yra užsidengę turtingų arba įtakingų verslininkų kaukėmis. Arba, negalima, aišku, jų apkaltinti, mafiozais, kad jie yra mafija, bet jie veikia kartais kaip mafija. Jie turi tokias galės ir turi tokius įrankius, nes Lietuva yra labai maža valstybė ir, tarkim, kaip bebūtų gaila, labai dažnai būna kai kur korupcijos pas mumis ir, tarkim, tas labai turtingas žmogus, jisai gali su tam tikrą pinigų sumą labai savo pasukti įvairiausius klausimus savo naudingą linkme. Jisai gali uždusinti konkurentus, jisai gali sunaikinti savo neįtikusius žmonės, kurie galbūt jam kažkokią grėsmę kelia, kaip pavyzdys apie įtampą, tam tikros informacijos turi ir gali išplatinti kažkur tai. Tai tarkim, tie turtingieji, jie turi didelius įrankius šiandien dienai. Nes vis laik yra žmonių, kurios gali paimti už tam tikrus pinigų sumą arba per kažkokias pažintis, per kažkokius naudingus kelius. Ir tas dalykas visgi egzistuoja. O turtingi žmonės, jie gali spręsti tos dalykus su tam tikra pinigų suma visą laiką. Bet jie ir nenori demonstruoti, man atrodo. Santūresni, sąmoningai jie tampa, kad nebūtų pastebimi. Turtuoliai? Mafiozai. Mafija. Viršūnės, jeigu žiūrint ar net, tai įsivaizduojant, kaip tai galėtų atrodyti. Ne, tai mafijos, kaip ir sakau, nėra. Mafija tai turbūt yra aukščiausiose valdžios verslo lygiuose. Jeigu tie jau kriminaliniai veikiai, tai aišku, kad jie nesidemonstruoja. Demonstruojasi tik tai tokie, nežinau, kuriems dėmesio gal kažkokio trūksta kompensacijų. Taip, jie visi beveik važinėja gerais automobiliais, bet jie tikrai neperka tų tokių brangių, super brangių namų, kuriuos gali įsigyti šiandien dienai legalus, sėkmingas verslininkas. Nes jie bijo prisitraukti nereikalingą dėmesį. Valakampiuose kiek stovi namų gerų, brangių, tai tikrai aš manau, kad didžioji dalis visgi yra legaliem verslininkam priklausanti, negu tiem kažkokiem šešėliniam, kurie pasikėlė iš kontrabandos ar kažkokių kitų neaiškių reikalų. Tai todėl jie tikrai save taip nemanau, kad linkę pritraukti dėmesį nereikalingą. O kaip manai, kokios dabar organizuoto nusikalstamumo formos paplitusios labiausiai yra? Nes anksčiau tai buvo reketas ir stogas, praktiškai pagrindinės. Kas dabar? Narkotikai, kibernetiniai kažkokie nusikaltimai? Fintecho rinkoje labai daug neaiškių pinigų yra. Ir kur neina suprasti daugelį, netgi teisėsaugos struktūros žmonių, nes ten yra viskas labai painu. Fintecho, jeigu nesupranta finansinių technologijų. Taip. Ir tie visi vadinami bitkoinai, tos įvairiausios organizacijos, ten yra daug įvairiausių šešėlių. Ir būtent per tas kai kurias organizacijas, per kai kurios žmonės yra plaunami kriminaliniam pasauliu uždirbti pinigai, tarptautiniais būdais uždirbti pinigai. Tai tenai, manyčiau, viskas kunkuliuoja labiausiai, tai ten ir plaunami narko pinigai, narko pasaulio pinigai. Ir dažnai, tarkim, tie finansiniai genijai, IT pasaulio meistrai, jie padeda kitiems užplauti didžiulės pinigų sumas, ten milijonus galbūt netgi, ir jie už tai gauna milžiniškas pinigų sumas, nes mes girdim, kokių visokių finansinių architektų buvo praeitais metais Lietuvoje, ar ne, kurie vienaip ar kitaip tenai dalyvavo arba nuskambėjo įdomiose istorijose. Tai tarkim, šiaip iš sėkmingo IT verslo tokių pinigų tikrai neuždirbsi. Ir tarkim, ten tas pats bitkoinas, tarkim, tie visi kasinėjimai, tų ar ne bitkoinų vadinami, jie tokie įdomus yra dalykai, nežinau, aš suprantu, kad jeigu tu ten užsienį kažkur darai, tai galbūt ir gali tau labai labai super smarkiai sektis, bet jeigu Lietuvoje, tai automatiškai kelia tam tikrų klausimų. Ačiū, kad peržiūrėjote šitą vaizdo įrašą iki pat pabaigos. Mums padės jūsų palaikymas, o tą galite padaryti paspaudę mygtuką patinka ir prenumeruoti. Jeigu norite išklausyti visą pokalbį, jo nuorodą rasite šio video aprašyme.